Sveiki draugai, labą rytą, ankstyvą. Šiandien Elektrėnų ralis. Tai susitarę su draugais susitikti darbe prie garažo. 7 valandą išjudam. Tai va dabar yra po 6:40 pačiu laiku. Kažkaip vakar spontaniškai čia sugalvojau prisijungti prie Hebros. Sako, važiuojam. Šiais metais kažkaip nebuvau dar ralyje. Praeitais metais kaip motociklą turėjau, tai smagu buvo visai. Bet su motociklu biškai kitoks žiūrėjimas, negu šiaip važiuoti. Tai teks prisiminti seną būdą, kaip reik ralį žiūrėti. Nes su motu tai važiuoji ramiai savo kažkur tais prie kažkokio greičio ruožo, kur nori stebėti ralį, tai ten susirandi iš vakaro nuvažiuoji. Susirandi kažkokią tai vietelę, kur galima pernakvoti netoli prie ežeriuko. Pasistatai palatkę, pavakarieniauji, pasigroži gamta ir ryte savo atsikėlęs vietoj ten leki į greičio ruožą. Čia biškai kitaip, čia reikia anksti keltis. Švietėt anksti iš Kauno. Dar gerai, kad Elektrėnai čia visai netoli. Šiaip Zarasus, tai aš nežinau. Šį ryto turbūt 4 išvažiuoti reikia. Zarasus ir nevažiuojam, važiuojam į Elektrėnus. Kaip neblogas raliukas turi būti toks. Greitas, kompaktiškas, smagus, bet sudėtingas kaip visą laiką. 4 greičio ruožai realiai, plus vienas miestinis vakare. Tuose apylinkėse čia rimti. 50% gresia, kad nebaigs, manau. Tai va, tai lekiam pažiūrėsim, kas gero. Važiuosim į uždarą parką. Lankysim kolegas, pasisveikinsim. Žiūrėsim, kas gero, kokių automobilių. Va, girdėjau tokį gandą, kad Plastininas nusipirko Audi S1 gamintą EKS. Tai ten netoli tie visi reikalai, kur aš Vokietijoje dirbu. Tai va, įdomu pažiūrėti, kaip atrodo ta Audi, nes ten yra pagaminta pagal R4 reikalavimus, tokį kaip gamina Pro Racingas. Škoda, tai ten buvo realiai EKS pagamintos 2 tos Audi. Tai vat viena atsidūrė Lietuvoje. Šį kartą važiuos ralį. Tai labai įdomu pažiūrėti. Tai va, lekiam į ralį. Šiandien nusimato geras oras. Jokio lietaus. Gal čiūčiut drėgna, tai mažiau dulkių bus. Na, žodžiu, linksimsimės šiandien. Važiuojam.
nerūkyk, blėt, nes dar nualpsi. Visą laiką, kada važiuoji, tu turi taip įprasti, tau automatiškai gausis, paskui kada tu kažkur tai bandysi. Mieste labiausiai geriausiai reikia išleidinėti. Tai mieste tai nereikia, o tokiuose visokiuose, kaip pasakyti, va, kad ir čia, žinai, jis paleidė tą mašiną, kad jinai gazuotųsi, žinai. Nesupranti dar pačios inercijos, tau, kad ir iš priekio, pavyzdžiui, kažkur tai arčiau būžinai, tau nieko nereikia daryti. Prieš šį važiuoji. Blet, su karavėlėm lenkia kaišų. Rally for fun. Tai va, čia tai yra ralys, tai matai, kaip nuėjo. Matai? Va. Išlaikyti vienodą greitį. Kad ir 70. Ir pasižiūrėk, ant kiek skiriasi tie posūkiai. Čia tai šitas aštrus jau. Čia irgi 70, žinok. Drąsiai. Jeigu nuplėšiu rankeną su bariko, tai žinok, ne aš kaltas. O amortikai matas kaip nesuveikia. Ne, tai čia geri, blėt. Subaru, na, tai VRC. VRX, blėt. Tu turi visą laiką pasilikinėti išėjimą, pavyzdžiui. O tu per anksti biškį tam pasiėmi posūkį. Čia neplinksi. O? Užjam! Kaitį! Čia lenktai nelenk, žinok, nes supisi, nakui, stiklus, blėt, valvakui. Tai čia pujovi. Bet čia ir šiaip pujovi. Sako minkšta. Ne, bet neturi, žinai, 3 kartus su vinguliu. Ja, bet čia, žinok, pas Subarika ir taip jau nėra. Čia gal vaizdų matysim. Priekį. Čia, skambina. Tėvas sako, nacho, tu čia kūro neduoškiu Subariko. Supisi, blėt, amortikus, na. Pabandyti išlipti savo juostą, žinai, susirašė. Tai yra ką veikti. Labai susiaurėja tas kelias, žinai, išlaikyta tokį vieną greitį. Susiaurės, ne, negalima dėsi. Nesusidarė. Kurva, čia kalas atkyla, nakui. Čia gali labai stipriai nulėkti ant tokio kelio su tokiais amortikais. Net jeigu žinai, kas vyksta su mašina, tai gal ir pohui, bet jeigu tai, blė, tai... Turės tavo Subarikas pirmą gyvenime onboardą. Išlaikytum čia? Pirmą ir paskutinį onboardą. Nedaryk, nežinodamas kelią, dar pagazuodamas ir dar kairiai pusėj. Tokio pagardavęs ir dar mašinas čia daug. Jaunų lenktynininko klaida. Tai nefilmuok, blėk, visas treneriuko paslaptis išduosi liaudžiai. Subarikas pirmą ir paskutinį gyvenime onboardą, blėt.
vienintelis, kas va čia nepatinka, tai tas blemba, tai akmenis. Urmi, kiek čia tų akmenų, čia mašina taip sunešiota būna po šito ralio, tai kad... O čia važiavo kada nors šitą? Važiavę čia, man atrodo, visus. Ne, tai reik manyti, kad aišku, bet čia jau ilgą laiką nevažiavę. Čia pagerimo vien čia kietoj. O, bet čia ta velnio duobė. Čia gal Ten geriau jau nenulėkti. dėl tos velnio duobės ir neduoda čia daugiau jo daryt, bet čia kažkada senai tai man atrodo buvęs. Duobelis. Čia kairiau. O, blėti. O ta bam stogas. Va. Iš karto, pavyzdžiui, čik. Pagal proskyną turėtų orientuotis kažkiek. Žiūriukas. O čia jau su mocu miegočiau, blėt, kur nors laukčiau duobelio pradžios. Čia va yra pra... Žiūrėk, stogą gavė. Žiūrėk. Nu. Po stogo, karočiai! Čia jisai tos stogas seniai gavęs. Stiklo nėra, karočiai. Frontierų supysė, blėt. Va, motociklą. Tu apie šitą motociklą kalbėjai? Tai poku, kad ir su tokio skirtumo. Tokiu dar linksmiau. Bet čia gera, Viečikė ta gyventa. Čia, Viečikė, žinok, blėt, aš su mocu praeitais metais tiek pravažinėjau, kad čia, blėt, Lietuva tokia graži ir tiek vietų yra, kad... Tai faktas, ežerai, viskas, tai... Nu, net nesitikė kartais važiuoji, bam. Tokia vietelė kokia. Nes kelias per lietų, tai... nepravažiuoti. Šitą. Taigi stengiasi tavo. Iškarto stilių vaikystę, kai karvės ganydavo. Nelabai tavo raudonas, blėt. Išsivystė toj. Nelabai tavo raudonas blizonas. Jau krūmuose. Kazina jau būtų nuskridus, na. Antras sykis, blėt. Sako, kam tai buvo? Ką? Ne, nu yra šiaip šiais laikais batai neperšlampantis, jeigu ką. Yra batai. Ne, nu čia gore-teksiniai batai. Tais botais tai blėt visą dieną, ne kažką. Labą rytą. Mes nespėjom ateiti, jau traukti reikia. Tai dabar čia atėjom, čia reiks traukti. 1, 2, 3. Čia jau nebe nulis. Paskutintas. Kas čia gali būt? Tai nu. Novakas antilagų, blė. Nu, gal turi? O kas kitas? Mitas?
Bet S3 dar trūksta. Nes jeigu klijonkė pralėkia... Čia S3 ir bus gal. Pas Novaką ne, be antilago važiuodavo visą gyvenimą. Neturi iš ko įsidėti antilago. Tai senulis? Jo. Ne? Seniai vairavo, galim čia atsiekti. Oh.